100. Tepalinis pirmą kartą bando tepalo? To čia savo firminį nešioja. Em šito. Pasisėmės jau iš Mineralinės asidėti. Macnus. Bet čia daug ir vitaminų. Čia tai sula. Drūtas jaučiasi. Tik tokį senukam. Mes kitus po stalu. Reikia pažiūrėti, kaip vairuoji. Viskas nuva. O šito tikrai nenugam. Tepalas prasuktas. Tai bet atspėsit iš ko padaryti, ar ne? Nu, Čia daug ko pridėta. Nedaug visai. Natūralių medžiagų. Du dalykai tik tai. Žolelių kažkokių. Du dalykai. O kokios žyvės abu? Nėra čia, nėra. Bet augalų kažkokią rėžėsi. Čia jos dabar išbūti. Lietuvoje jau. Aukščiausias lygio pasitikėjimas, kai leidžia iš butelio gerti. Varom. Tai mus dames. Nu ką, rytas, kai kas mineralinį geria. Skanus? Kaip jau sakiau kažkam, kad jausmas, kai aviacijos šventė į naktį. Visokių garsų. Ir bram ir brum ir kop. Aš tai žinok, jį mane girdėjau, tai pradėjau visi čia vaikščioti. Parodyk tepaliniai su kuo miega. Su tokiam mažulėm. Žmona nežiūrėk. Tararam. Oi, darom. Nu, šiandien dar daugiau prisirinko. Krūčiausi. Ir dar renkasi. Kesinimo realiai ir toks daiktas. Rytas. Tas nuostabus dienos metas, kai tave viskas Gal biškiau per riebiai pasakiau. Šitai tikrai turėsi iškirpti. Bet jau labai jau negražų keiksmažodį. Žmona pyks ant manęs. Orelis fantastiškas. Aš čia per daiktus. Jeigu regimantas nežino, tai jau nieks nežino. Viltis durnių motina. Bandom eiti žiūrėti, gal viešbutis atsilaisvino, nors vienas kambarys. Nes palapiniai pasirodo jau per seni. Gavom kambarį. Eisim miegoti šiltai šiandien. Tai net ir
Spa nueisim vakarė. Spa? Pirtį Spa, man atrodo, nenueisim. Ne. Reikia raumenis biškį atpalaiduot. Gal iš tikrųjų geriau į Ispaniją alkoholį? Tai aišku geriau. Tobula būtų alkoholis Spa. Kazimierai, ką tu apie kemperį galvoji? Kam jo reikia? Aha, mes tik baigėme. Tai jūs dėlį? Liuksa. Katra motociklas garbokim paminėt. Bet mes gavom trivietį. Gavom dvivietį, pristatėm Aš trečias nebūsiu. Ne, tu gali būti ketvirto. Varau su slėdėm. Ir ištirpo. Keturiesi, eis. Kovos ketvirtos nebus, bet čiužinį. Nu, čiužinus, visus čiužinus. Vis geriau nei. Bet keturvietis kambarys. Dvivietį. Užsisakėm Ne, tai galvoju, gal čia 10 minučių tai irgi nieko gero. Geriau palapiniai. Palapiniai ventiliacijai geresnė. Aš tai eisiu ten. Aš tai gėsiu. Kiek kambarys? Jo, mes nusprendėm, kad eisim. Čia yra fokusas. Kažkas atitaikė. Atėjom ir tik dabar pastebėjau, va. Bet čia pofai. Būdai. Tai, tai čia nieko. Būdai. Tai va, kam čia reikėjo aplūdės. O tai neina ten ko nors, kokių snarglių pridėti ją, neišeina? Ką ten su ūkiniu muilu? O tai gerai, o kaip parvažiuoti? Tai tokiu pačiu būdu ir važiuosi, kaip atvažiavau, aš taip atvažiavau, bet benzas bėga pusė daugiau lauką, na. Čia visiems. Aš tai norėjau pasakyti, kad geriausią šio renginio sprendimą padarėm. Nueit pasiklaust kambario. Blemba, aš jau galvoju, gal dabar eit miegot. Mes didžiuojamės tavim. Irmantai. Nedavis tau. Auksinės mintys. Bet iš kitos pusės tai baisu, ką amžius daro su žmogum. Paskutinį kartą su palapinė buvau prieš kokį 15 metų ir buvo visai gerai. Žemas pineliai grybauja. Nežinau, kam teigiamas įjungtis tiksliai, bet... Sėkminga repeticija. Veikia, jau pasitaisė, bet mano triukai. Regimantas tikras tepalinis. Sau irgi pasiteisė, kad neprivarvėtų. Gerai, gerai. Ir aš pasiteisiu. Ruošiamės važiuoti. Dūmai kyla. Tai čia buvo pasirodo kiečiausias restauratorius. Čia rimtai?
Kažkur matyta? Va, biškai man dar reikia padirbėti iki tokio lygio, ne? Mano. Turėtų taip atrodyti. Greičio neviršijot. Viršijo greitį. Bet buvo vieno momentų, pavažiam kokį pirtim gal. Ketvirtą buvau įsingęs. Bleba, tas su pedalai iš įdomu dar mina. Valandą. Žinai, kur reikės pašnekėti. Bet šnekėsim bendrai kažkaip tai. Pasidarysim susirinkimą. Reikia sunominuoti. Tai mes turim pirmiausia 5 tuos, kurie jau daugiausiai susirinko. Įsirašysim ant lapų ir tada mes bendrai nuspręsim. 3, 2, 1. Jau ten ne tik skaičius, bet čia pažiūrėsim, kas ten tokį ir... Ką supildė, ką suvedė. Ir tą nufilmuosim mūsų teismo procesą. Gerai. Bet galim kur nors šai prie stalo. Čia dabar tą padarom? Galim pasimt kavos atsisėsti prie staliuko ir tada reikia ką? Reik mūsų visų. O tai ko tu man ledų nenupirkai? Tai o tu sakei, imk ger. Imk ralį. Ei, to tai manau. Rašom, pradžių. Renkam 5 geriausius, tai kas aš, Artūras? Kas dar nori? Pradžioj ką Aš supratau, skaičiai. tai būsiu paskutinis, ne? Tai jo, tau 5 jau maksimum. Skaičiai nemeluoja, žiūrim ką rodo. Skaičiai nemeluoja. Formuluoti. Skaičiai. Po to darysim. Renkam geriausią. Geriausią iš geriausių. Kiečiausią. Taip, tai turim 35 atsakymus. 35 dalyviai. Nu, man pirmo 5. Numeris. Jeigu netiks, iškarpysim. Ai, atsinaujino. Ok, yra klaidų pildyme. Čia susirinkimas labai slaptas. Ne, neslaptas. Planiorkė. Gavo mano pūką. Skanaus. Rokerį, jo. Gerai. Taip, didžiausias, kur be reikšmės, yra 3 km. Nu, blemba, gerai. 3 kiam. Tai čia jų... Kazimieras. Kazimieras. Ne, tai vadinasi, kažką blogai supildė. Tai Kazimieras... Taip, Diskvalifikuojam. Ne, pats Kazimieras mažiausiai bus šitų kilovatų. Kiek tai iš vis čia mums neturėtų vienam? Nu tai šiaip... Nu, tai teoriškai jau net patys savo nesuoti. Nebent rengi, o už tai jau trasą visą tą. Regiui nupinsim vainiką ten iš pušų kokių ar iš to ten. Ką rasim ant žemės? Pas mus regis kiečiausias. Taip. Na, gerai. Labiausiai dėjęs ant visko. Visapusiškai. Visapusiškai. Užtat mes jį gerbėm. Va, be batų sėdi dėja. Va. Nu, Kas kitas jau? be regio, Nieko kas mes dar. jam Batai tai... Batai tik bailiams. Vėl aš? Blet, nu taip. Nu. Nu, tik. Tai gerai. Ja. Tai dabar ne pirmas. Vat nuo 5 eilutės pasakysiu, kas yra daugiausiai. 5, 5, 7. Ačiū, daugiausiai. Mažiausiai. 5, 5, 2. 8, 6, 1,5. 8, 6, 1, 5. 6, 3, 3, 9, 6. 6, 3. 3. Kablelis. Nu tai gerai. 1, 3, 3, 2.
1, 3, 3, 2. 1300. Nu, dar ir daugiau. Tai dar galiu mažesnius. Ne, tai gerai, Tai supratau. pasižiūrėm, kas čia yra. Čia Gediminas įlendęs. Kazimieras. Taip, tai Paulius Giedraitis yra tas 1300, Paulius Giedraitis. Jupiter 3, 76 metų. Tu, aš pirmą Paulius nespėjau, tai turėtų rašyti. 633 kitas buvo. Arba tą Paulius Giedraitis, rašom. 700 km nuvažiavo. Teko stoti vieną kartą. Tai įvertinom visus važiuotojus, išrinkti nugalėtojai. Gaila, Kepalinius aplenkė. Bet ketvirtoji priziniai vietoje liko Regimantas. Su tuo ir sveikinam. Regimantas ir Kazys. Gerai pasirodė. Taip, Regimantas dar gavo papildomų taškų, štai aplenkė Kazį. Regimantai, taškai gerai, bet jo. Tai va, Rimti keliautojai. tai galim parodyti, kas laimėjo, įvardinti, ar ne? Turbūt pirmas lietuvis, Paulius Giedraitis, 700 km įveikė važiuodamas į šį renginį, 30 valandų truko kelionė, per metus, sako, apie 3000 km pravažiuoja. Antroji vietoje Richard Esma. BMW R71. Jis įveikė kilometrų kiek? Daug. Įveikė... Nepasižymėjo. Ten apie 500-400. Ir trečias kolega jau Sulefojama. Sulefojama. Tai va. Sveikinimai. Dar jie nežino, dar bus tik tai įteikta, bet jūs pamatysit šitą, kaip jau jie bus ir išgėrę prizą. Kai darysim apdovanojimus irgi nu. Galėsim taip. Davažiavo visgi. Aplenkėm pakeliui, mynė sunkiai, bet įveikė. Kyla griausmas jau. Niekada man meilės nebus per daug. Važiavom. Važiavom pavalgyti. Į alaus kelią. O koks kelias, kai su motociklu? Koks alaus? Kaip gimsta alaus. Pats geriausias kelias, nedulkas su alum. Vairo. Žiūrėk, jisai trigubas siksas. Ten. Tripaliks. Ateik į pavėsį, gal matysis labiau, važiuoju. Ten. Regis laimingas su naujais triusikais. Parodyk triusiką. Ką per kaip parodyk? Tuoj. O, blei, kažkas šviesą paliko, nu.
Tik palik minutę, jau laka. Reikia dar Nelakos kanavoje. galima tik Gediminui. O kodėl jūs nusprendėt nevalgyti? Tik aš Ramadanas tepalų negalima. Regimantų jau baigėsi Ramadanas. O dar tęsiasi. Ir esamų.
galėtų būti visi motociklai žymiai pigesni ir visi tie ypač seni. Tai supirktume visus iš eilės. Tokių domina iki 40 metų, iki 1000 eurų. Gerai, iki 50. Po 1000 visus imam. Taip? Tai jo. Ja. 15, 20, 30. Ir toliau. 30 mes dėja dar negalim skirti kol kas. Nieko. Kemperis. Kemperio nepirks. Geriau 30. Jei tau atmestų bėgimas, tai pakeltų. Firminis Artūro kūrimas. Entregai laiko. Normaliai, ne? Ten 1 litras padarytas. Ar kažkiek panašiai. Daug. Litras ant 2. Litras ant 2. Kažkaip tai taip žiūriu ir labai panašų vaizdelį aš YouTube'ai mačiau. Panašu, kad nukopijuota. Aha. Nu, jūs dar nematėt, mes jau idėją, bet dar kitą savaitę paleisim, bet šitą vėliau paleisim, tai jau būsit matę. Nu jo. Užkabinau, va čia už žolės ir rūpus miltai, atsirėmiau koją ir matomai tik tiek reikėjo. Jau negerai, negerai. Čia pa. Gal to į laivą. Irgi tu uždaryk, tau jie čia netiek. Galiu pranakinti. Nebeišliptų. Kaip pirmadienį. Ar yra kelimbųjų galia čia tam? Tai yra. Tu kiek sveri, augal. Nu, reikia ir mokėti įlipti. Nu, patogiau taip, nereikia kojų laužyti. Ne, palaužysiu, čia ne kasdien atsisės, žinai. Sudėtingiau nei Java.
Ko į vidų nelipai? Vienam tiesiog buvo nedrasu, dabar dviesi galime eiti. Taip. Šis nepasakiau, ko nors. Nesugadinsiu kadrą, jeigu pasakysiu labai fainas šis pavadinimas. Ačiū. Puikiai tiks į kadrą. Gerai, paskutinį kartą. Taigi atvykus į Biržų aeroklubą, kuris yra įsteigtas Lakūno piloto Juodvidžio. Ir dabar, kaip ir matot, ekspozicija tiek lėktuvų, tiek sklandytuvų. Aš esu labiau sklandytojas, tai apie lėktuvus būtų šventvagiška kalbėti. Nelabai aš ką nusiraukiu apie juos. O sklandytuvai yra kas? Tai yra už orą sunkesnis skraidantis aparatas, kuris yra praktiškai visiškai pilotuojamas kaip ir bet koks lėktuvas, tik neturim antro šanso. Neturim antro rato ir negalim duoti gazo, kai reikia. Nėra ko sukišti paprasčiausiai, neturim variklių. Ir mes turim labai didelę aerodinaminę kokybę. Kai lėktuvai turi 8-12, mes skaičiuojam nuo 26, 40, 50 aerodinaminę kokybę. Tai yra, iš 1 kilometro galim grubiai tokiu nuliniu oru vidury žiemos nuskrysti tokį atstumą. Tai jeigu kokybė yra 40, kaip tenai matot Marijanė dvivietė, Virgio atstovė, jos kokybė yra 40. Tai dvivietis sklandytuvas gali iš 1 kilometro tiesiog savo kokybės greičiu nuskrysti 40 km tiesiai. Jeigu nėra jokių oro veiksnių. O oro veiksniai yra kas? Tai yra mūsų variklis. Mūsų variklis yra termikai. Tai kylantis šiltas oras. Kylantis šiltas oras, iš kur jis atsiranda? Pavyzdžiui, šiandien yra saulė, ar ne? Buvo lietaus, buvo šalta naktis, žemė yra atšalus ir saulė kepina tą mūsų žemę, ar ne? Kuri yra tamsiausia žemės vieta, dažniausiai įšyla pirma. Ir jie atiduoda visą susikaupusią drėgmę ir ta drėgmė kyla į viršų. Jeigu esat matęs dulkių velnę, Delfi buvo ten labai daug nuotraukų pernai, ne? Dulkių velnio. Tai ten yra termikas, tik jisai matomas. Mes dažniausiai nematom. Kai skrendam dulkių velnių nebūna dabar. Ir jie kyla iki netgi 3 km Lietuvai. Tai priklauso nuo oro. Gali būti, kad mes kilsim iki kilometrą arba iki 3 ir įvairiai būna. Būna ir 300 metrų mūsų didžiausias aukštis, kurį patys paėmam tą variklio. Aišku, mūsų lėktuvas ištempė, atkabino, toliau gyvenam savo gyvenimą.
neblogai. Net paklausyt davė garso. Trūksta žodžių. Ką, parašau paskutinį stotelį, važiuojam vakariniam. Ar ne? Alaut. Vakariniam? Alaut. Žmono žiūrėt. Jo, vakariniauti ir arbatos gerti. Su gaidelio sausa. Paprastais, kokie tenai. Languotais. Languotais. Jeigu iki čia dažiūrėjai, tai reiškia jau tu fanatikas tepalinių. Rašyk kokį nors gražų komentarą, kažką iš laimingųjų apdovanosim. Kuo apdovanosim, nežinau, bet sugalvosim. Tikrai bus kažkas įdomaus. Pizdėt. Ne pizdėt, man pizdėt. Šitą iškirpsi. Vyksta veiksmas, kas vyksta neaišku. Viskas aišku. Ai, va kokios CNC. Rankoje programa įsirašo. Ir kaip išvedžiosi, taip gausis. Lentą patė. Šonį pačiam krašte. Ąžuolinį. Dovanotam arkliui. Ką jūs ten darote ilgai? A jop dararai. A tai čia... Čia rampa. Nu. Bet tai kam tad, nu? Nu, būna vis. Jo, ir jisai atvažiavo su motociklu, sakys, dėkis anyžo ir parsivešė. Ir nepramazyti, nepilpdavo į šitą vietikį. Žinai, ką padarysim? Tai su siuntom išsiūsim? Nu, vešim, ne problema. Su Lytoiškis? Nu, Ai, Lytoiškis? užmesim man belenkokio dralo. Va, Macedulskų. Gerai, pavadimo. Paulius Geraltauskas. Jeigu gal vardą užteks? Vardą ir motociklą? 20, jam, 120. Reikia 120. 120 tepalinio matavimo metrų. Ne, 120. Reikia 120. Yra parašyti tik vardą. Žinausi į sistemą, tepalinių sistemą jau sužinojau. Na tai ką daro? Tai gal... Bandom mažom raidėm. O jeigu vardas ir motociklas? Dar daugiau. Tai geriau negu pavardė. Motociklas tai IŽK. O jeigu jisai koks pasveikuolis visiškas? Ten atsaka. Blemba. Būt gražu tokiom pačiom dydžiu, tokiom kaip šičia, neraidėt. Pauliui. Ne, motociklu Paulius. Keliautojas. Tu tą trafareto išpiešė? Tai pasistengti. Talentai. Na, bandom vardą, nerašyti. Jo, pradėt nuo vardo. Bandom vardą. Bent jau pieštukus nenori. Bet daryk mažesnių šriftų ir viskas. Dedam čia. Palaukti lentelių. Aš turėjau. Taip, ant megstelių. Vyksta pasiruošimas. Šitas turinys bus pradėtas nuo šiol žymėti N18. Nealkoholinis alus. Ir N18. Bet, kaip priklauso, su liemenė. Nu ką, bandom. Dabar treniruotė bus, ar ne? Jo.
Gerai. Artūrai, tu negalvoji Halimint paminklam kalt Jisai raidės? Halimina, žinok, ir daug. Negalvoju. Bet būdokai. Gerai, kur tu? O, labai gerai. Galėčiau tą patį gylį padaryti. Ne, gerai. Gerai, jeigu savo. Motociklų. Kaip vardas? Paulius. Bandyt mažą, bent per vidurį gal. Gal nuo šitos vietos varyti. Bet čia tai gilesnė trasa. Čia gilesnė. Tik jau gylių nepadarysiu. Turi būti vienodas. Ir čia dar dažytas, to nedažysiu. Lais pas nesidažyti. Tai va, Paulius, pabantam nuo šitos vietos. Ir varysim į priekį. Čia nereikia laikyti. Čia alų tik tai reikia. Jo, alų mano palaikyti. Būtų gerai iškaduoti. Atsirinkti mašiną. Tai turės nusidažyti, nebent kokį tepalų. Dirbantį. Blėt, ir aš tą moką gražų. Na, vietos turi pavardę. Nu ir ledas. Tikrai aukštam lyg. Na, o jeigu dar tilptų nuo tepalinių, tai čia būtų apšė. Nu, tepalinių kitoj pusė galima žodžiu. Žinai, kaip gali? Anoj pusė galima. Hashtagą ir tepalinį. Bet anoj tavą. Ne, kita pusė netinka. Nereikia. Arba taip. Čia logotipą nebent man mūsų išpieti. Jam tam viršų priklauso. Tai vis tiek jūs tą lentą man atnešit gal, ne jau? Jo, tai dabar nešim. Bet tai kodėl tu nenori kišti tavo daiktą atsuktuvą? Neturiu. Tai vat, suktuvą, vienu kampu. Nu, Gediminui papasakos. Taip? Menas, meno kūrinys. O tai gerai. Viskas daroma gyvai. Nuo tepalinių. Šiandien dominuoja javos. Čia ne gedimas, čia iš namų. Čia visi sako, kad tai nėra gedimas. Aišku, kad tai nėra gedimas, nes važiuoja dar. Biškį per ankstyvą dėgymą iš namų. Matai, su kuo dar važiuoja? Lamba. Kietai. Ar matai, čia tokis dėgymas, tai nenako. Tai kraunai, tada man turi vieno pasakyti. Bet tai niekada grįžau.
vitaminai. Nuo peršalimų.